dieną. Man po to trintuko skauda dar nueiti. Na gerai. Čia Marija, kaip žinot. Ne? Taip. Šiandien norėčiau pašnekėti apie tokį nesąmoningą serialą, kurį rodo. Aš jį žiūrėdavau, bet tik gal įdomu. Aš neįdomu, bet toks durnas yra. Taip, jūs tikriausiai žinote, tai yra gyvenimo kryžkelės. Tai yra grina nesąmonė, nes kai aš pažiūrėjau, tai žiūriu, nesupratau, kad TV3 galėjo rodyti šitokį nesąmonę. Pavyzdžiui, tenai apie visokius tai, kaip žmogus, tėvas, turėjo dvi dukras ir jis buvo policininkas, bet išėjo į pensiją ir po to ten vadovavo visiems savo kaimynams, ten kažkokia pieva buvo, žodžiu, nesąmonė irgi. Kas dar ten buvo nesąmonė? Žodžiu, viskas buvo nesąmonė. Pavyzdžiui, nežinau, aš daugiau nežinau, nes man nelabai atsimenu, tai va, nežinau, bet tiesiog tokia nesąmonė. Tai va, čia buvo 5-ojo, čia pataisau, čia ne 6 mano vlogas, bet 5-asis, 5-ojo pratęsimas. Taip, aš šneku nesąmonės. Taip, nu gerai, iki.